Kaip ir žadėjau, metas pristatyti naujas knygas. Iš tikrųjų, jų šiandien bus daug, o pradėsiu nuo knygos anglų kalba. Tiesa, jos autorė lietuvė gyvenanti Jungtinėse Amerikos valstijose. Taigi Londono leidykla Ashgate pristato knygą Baltijos valstybės ir Rusija. Jos autorė Agnija Grigas. Knygos pavadinimas lietuviškai skamba štai taip: Baltijos valstybės ir Rusija, energetikos ir atminties politika. Na, o kelios svarbiausios mintys, kurios išties vertos dėmesio: ES ir NATO narystė neišsprendė Rusijos klausimo Baltijos šalims. Taip pat autorė aptarė pagrindinius šiandienos Rusijos klausimo aspektus. Ji pastebi, jog Baltijos valstybės dalijasi panašiai istorija, resursais ir susiduria su tais pačiais geopolitiniais iššūkiais. Visos jos priklausomos nuo Rusijos energetinių išteklių, tačiau, kaip atskleidžiama šioje knygoje, vis dėlto Lietuva, Latvija ir Estija pasirinko skirtingas užsienio politikos strategijas savo didžiosios kaimynės atžvilgiu. Ši studija tai beprecedentė šių dienų Baltijos šalių ir Rusijos santykių analizė, įvardijanti pagrindinės priežastis, lėmusias tokias skirtingas trijų Baltijos valstybių užsienio politikos kryptis. Knyga remiasi detalę naftos ir dujų sektoriaus analizę bei atminties politikos tyrimu. Šis darbas be abejonės gali būti įvardintas kaip išskirtinis šaltinis tiek mokslininkams, tiek akademikams, tiek ir politikos formuotojams. Na ir dar trumpai apie autorę. Agnija Grigas specializuojasi energetikos politikoje ir besivystančiose rinkose. Paskutinį dešimtmetį jį konsultavo tarptautinės korporacijas bei vyriausybės, politinės rizikos ir verslo vystymo Vidurio ir Rytų Europoje klausimais. Grigas taip pat dirbo užsienio reikalų ministro patarėja čia, Lietuvoje, na, o tarptautinių santykių daktaro laipsnį jį įgijo Oksfordo universitete. Na, o toliau leiskite pristatyti mūsų bičiulių leidyklos Tyto Alba naujas knygas. Ir štai pati karščiausia jų yra Magdalena Komorovskas-Nalenč-Gurskich sugrįžimas į Žemaitiją. Tai dabartinio Lenkijos prezidento Bronislovo Komorovskio močiutės atsiminimai iš praeito šimtmečio pradžios dvarelių gyvenimo. Taigi sugrįžimas į Žemaitiją tai knyga pasakojanti apie jau nebeegzistuojantį pasaulį. Apie laimingą Magdalenos Komorovskos vaikystę ir ankstyvą jaunystę 20-ojo amžiaus pradžioje Žemaitijoje, Šaukėnų ir Džiuginėnų dvareliuose. Šie autentiški atsiminimai rašyti nuo 1952 padėjo pasakotojai išgyventi pokario stalininės nakties tamsą ir skurdą. Tai šiltas ir įdomus pasakojimas apie 20-ojo amžiaus pradžios lenkiškų dvarų Lietuvoje buitį ir būtį, apie vakarus po liepomis ir namų koncertus, iškylas ant Šatrijos kalno, kūčių, kalėdų ir Velykų šventes, apie vaikų žaidimus, dvarininkų dėvėtus drabužius, papročius ir įpročius, apie tarnų ir ponų pasaulius. Žemaitija čia iškyla kaip vidinės ramybės kupinas kraštas, kuriame gyvena savo vertę suvokiantis, artimo meilę puoselėjantys ir savimi pasitikintys žmonės. O dabar mano rankose išminties knyga. Markas Nepo, amerikiečių poetas ir filosofas, 12 knygų autorius, daugiau kaip 30 metų poetiškai kalbantis apie dvasingumą. Susirgęs vėžiu, o vėliau jį įveikęs, autorius rašo ir moko, kaip pakeisti save, kad aplinkinis pasaulis taptų geresnis. Taigi pabudimo knygoje kiekvienai dienai skirtas atskiras tekstas ir pratimai skirti mūsų dvasios treniravimui. Nuliūdusiems ir nusivylusiems, ieškantiems ramybės ir gyvenimo prasmės, ją reikėtų atsiversti kiekvieną dieną, ieškant paramos ar net nušvitimo, dvasinės ramybės ar tiesiog darnos. Kai neįstengiame susitaikyti su mūsų supančia netiesa, kai nutinka kas nors negera, kai gyvenimas atrodo svetimas ir priešiškas, pabudimo knyga gali ir vėl mus sutaikyti ir su savimi, ir su visu pasauliu. Kai kalbame apie dvasią, negalime pamiršti ir apie kūną, ypač kai už lango jau šilta, artėjant pavasariui, visada norisi pasirūpinti ir savimi. O čia mums gali padėti žinomo autoriaus knyga
Profesorius diabetologas Alenas Goliai dirba Ženevos universitetinėje ligoninėje su per didelio svorio kankinamais pacientais. Jo tyrimai yra žinomi visame pasaulyje. Jis paskelbė daugiau kaip 450 straipsnių, mokslinių darbų, išleido 4 knygas.